Labas rytas, mieloji publika. Šiandien turim penktadienį ir darbų gavau taip nevaikiškai, sakyčiau. Penktadienio proga padirbėsim iki skausmo. Aišku, nieko nėra neįprasto, bet atvažiuoja viena priekaba, kurioje yra žuvis. Ir ta žuvis turi būti iškrauta ten blemba vos ne per 5 vietas. Kas blogiausia, kad man visos tos paletės yra realiai vienodos. Dažniausiai būna lipdukai pažymėta, kur kas eina, bet būna ir išimčių, būna, kad pabandyk atspėti. Va, ir spėliuoju, kai durnėlis atsisėdęs. Va, dar viena naujiena. Vakar užlinko mano mašiną, tad pastačiau į servisą. Šiandien važiuosim su Skatyna. Gavau kolegos mašiną, tai nežinau, kaip ten viduj, tikiuosi nebus bardako, viskas bus normaliai, įlipsi ir važiuosi. Ne taip kaip pas norvegus, kad įlipi ir ten kuo nori, kuo tik širdelę keičia. Va, bet tikėkime geriausio, nusteikim blogiausiam. Va. O darbų SMS-ą turiu tokį nemenką. Žiūrėkit, aš jums parodysiu. Va, kokį tekstą man surašė, didžiulį. Taip kad tik dirbk. Nu ką, o kaip liaudės išmintis byloja, ilgai galima žiūrėti į degančią ugnį, tekantį vandenį ir dirbantį žmogų. Tad tuo aš jums ir linkiu. Žiūrėkit ir mėgaukitės. Nu va, mano Skatyna keičia tų kumeliukų 5,60. Gal nebus tik asilai palikę? Pažiūrėkim, kaip atrodo vidus. Nu ką, pirmi įspūdžiai gražiai, tvarkinga. Nu ir yra patalinė palikta žmogaus. Planšetė tokia, tiesą pasakius, kad nepamelavus, tai su tokia dar dirbti kaip ir neteko. O čia kas? Neturiu nė žalio supratimo. Nu bet kaip nors. Ką, išsipakuojam žaislus, ne? Išsipakuojam žaislus, susidedam viską ir lekiam. Nu, va, vaizdelį mašinai turim tokį. Viena planšetė, antra pusiau planšetė. Aparatas nuo milicijos. Tai kažkaip taip, tai lemma dar nemoku normaliai naudotis aš tokiu daiktu, nes pirmą sykį važiuoju. Naujovės. Išmoksim. Pakeliui išmoksim. O dabar ką, lekiam? Nebegaištam laiką. Nu ką, paskabinom prie kabytę. Viskas kaip ir ok. Einam pasižiūrėti, kas
pakrauta. Šiaip gale turėtų būti. Oba! Aha. Ja. Ką čia turim? Silkę turim kažkokią. Nu puiku, ką čia pridursi? Puiku. Popieriai čia, pasimsim juos vėliau, nes jie šlap, nors pasimkim dabar. Ką čia? O, Jėzau, šlapi. Ne, imkim vis dėlto. Pasimsim vėliau. Važiuojam krautis. Šviesas dega, viskas gerai. Blemba. Turėjo tą žuvį čia išvirsti. Kaip supakavo, taip ir yra, nieko nepadarysi. Važiuojam dabar į centrą, į mūsų kaimuko centrą. Ten išsimesim. Apie pusę priekabos kažkur galėsim dėti. Toliau, ką, išsibalansuojam aparatūrą. Op. Ir vse. Ir pirmyn ar soliai. Nu va, atvykom, blemba, rampa, priešais mažytė. Reik čia kažkaip dabar išsikraut mum. Vietos irgi ne per daugiausiai. Aba. Dabar atidarom duris, kad ta žuvis tik tai nepasiskleistų svarbiausiai. Būtų labai gerai. O ten jau manęs laukia. Nu jo, namo ta rampa dar ubagė tokia, na bus reikalų. Nu ką, keliaujam krauti žuvytės. Žuvis blemba išvirtus. Na jau surinka. Ką gerai, o kaip čia tą paletę reikės? Na blemba, bus čia reikalų. Pizza. Biškai chujovai gal stojau. Okay. Čia. Another side. Okay? Yes. Here I have many pallets. 4 pallets frozen and 10 or 11 with fish. Yeah. 2 big pallets with rice also here. So these two, yeah? Do you have electric maybe? Yes, I have, but not in the beginning. Oh, It has to be flat.
seng. Ja. 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 Kaip žuvins, taip valkatins. Rampos chujovos blemba. Privažiuoti irgi nestebuklai. Blemba neištrauksiu aš tuo. Eina. Reikia bandyti tuos ryžius, bet tai kiek jie čia sveri? Sveri daugybę. O ištempt, nu gal ateis kažkas padėti. Čia laikos ant snarglių tą paletę? Ne, ką aš. Nežinau. Gali ateit, einam sakyt, ką reik pagalbos. Nieka čia nebus. O ko čia neatsidaro? Galės laikyti, nežinau. Ne mano problemos. Look, with this pallet need help. Because it's moving. This one on top. It's moving. And I don't know how I need to upload. Det går ju inte det där. Nej, han må fram som jag tar den. Kvalver han her? Det er kvalver han da. Gjør man det? Ja, jeg kan garantere deg. Ta der vi. Ok. Vent litt. Vent litt. Ja. Får du han jekket opp med, Jon Birger? Ja, jeg skal prøve. Ja. Må vi litt tilbake. Ja, litt grann tilbake. Vent litt. Nå. Oi! Litt Ja, til. ja. Ja. Så. It's too high. Jeg skal, nei, vent, jeg prøver å ta med snilen. Kan være det går. Na ja, darbą žmogų puošia. Tai jau tikrai. Nu bent jau išriedėjom iš priekabos. Bet tai kam pasidaryti tokią rampą, jeigu tu ant jos negali užvažiuoti, kai žmogus. O šitą nesunkiai čia. Iš vis kažkokie neaišku. Ja, nå tar du vekk denne da. Så kan jeg ta vekk den under da. Shall I do with this trash? No idea. Huh? No idea. Hey. Visi nepatenkinti, visi nelaimingi.
Ankstaus rytą, ką reikia dirbti. Sprandą vos nenusisukau, kur čia per jau tos trasos. Sajebys. Šiaip ne taip išsikroviau. Nebuvo tai baisiai sudėtinga, kaip atrodė iš karto. Aparatūra prie laivo, kaip atrodo. Net nėra ką lygint baisiai. Ane? Laivas koks dydžiai. Fūra tokia mažytė atrodo. Čia agregatų blemba pilna. Irgi yra reikalų tokį pilotuoti, ne? Ką, varom mes savo žim toliau. Nu į ką, atvykom dar į vieną vietą. Čia turėtumėm išsikrauti porą palečių, tai aš spėju šitą ir šitą. O toliau varysim toliau. Čia gerai, bent jau turim elektrinius krautuvus, tai bus normaliai. Nu ką, išsimetėm atrodo, o dabar yra lipdukai. Čia jau vėl viskas, aišku. Blemba nėra štangų, kaip paremta paletėn, bet gal nenuvirs. Tikėkimės. O čia buvo man parašyta, kad bus 2 paletės, bet 2 paletės 44 dėžės. Tai kaip ir gaunas 4 paletės čia. Nu į ką jūs manot? Buvau 2 vietose, išsikroviau cielas 3. Nebe kažką belika. Iš pat pradžių, kai pamatai tokią žinutę, kad išsikrau per 10 vietų, ten 2 dėžutės, ten tiek dėžučių, ten tiek dėžučių, tai atrodo baisu. Bet kai pradedi darbuoti, žiūri, ką visai nieka, visai gerai tie darbai einas. Tai va, dabar lekiam toliau. Išsikrausim dar vieną vietą ir tada jau prasidės pasikrovimai. Grįšim čia vėl atgal, pasikrausim keletą dėžučių, keletą palečių tiksliau. Ir tada vėl pasikrauti, nu vienu žodžiu. Čia toks pusiau paštininkų varau šiandien. O čia va yra grynas darbas su žuvim. Norvegijoje, užsienį, pažadėtoje žemėje.
atvykome dar į vieną žuvyną. Gerai, kad čia atvažiuoju visą laiką tik išsikrauti. Bet niekada nėra tekę pasikrauti. Tai man labai įdomu, kaip čia į šitą kalną žiemą chebra užvažiuoju krauti. Nes čia yra reikalų. Nebent čia visi nuvalo, nutirpdina tą sniegą su druskom, tada jo, nes priešingų atveju sunkiai. O, dar ir fūra prieki vieno, tai kaip mes čia prasilenksim, kažkaip reikės. Bus reikalų, bet. Nu ką, atvykom dar į vieną vietą. Ir čia jiem reikės jau skambinti, kad jie mus įsileistų. Jo, skambutis neveikia čia pas juos. Ir skambinti reikia... Taip, pabandykim. 561 93 260. Čia atsiliep irgi iš 20 karto kartais. Gal šįsyk labiau pasiseks. Va, ateina jau. Morning. Good morning. Delivery. Delivery? Yes. How many? About 10 pallets. Nu va. Biškiuką nelygiai sustojau, kaip matau. Oi. Na va. Čia biški slidu ir svarbiausia reikėtų nenudardėti. Čia, nes nelabai fainiai būtų čia nukrist su visa palete. Easy. Po biškiuką ir išsivešim. Nu va, o čia jau turim žuvų atliekas. Va čia dar. Jas jau reikės vežti perdirbimą. O ten reikės pačiam irgi išsikrauti ir sukrauti aukštai. Na bet, nuvažiuosit, pamatysim. Dabar baigiam, atiduodam paskutinę paletę, užsidarom viską ir keliaujam iš čia. Nu į ką, pusė darbų padaryta.
Dabar atvažiavau vėl, grįžau pas save į bazę. Iškrausim atlieką žuvies, tuos 5 konteinerius. Pasikrausim 7 paletės žuvies ir atgal tada 5 tuos konteinerius su atliekom. Ir važiuojam išsimesti atliekas. O ten turėtų būti kvapelis, nelabai malonus. Tai visa laimė, kad ten daug neturiu. Nes kai reikėdavo iškrauti pilną fūrą, ujui. Aini už nosį susijėmęs, blemba ilgai ir nuobodžiai, o galo nesimata. Tad šiandien bus geriau. Ką? Einam krautis. Grįžtam, kur jau buvom. Gerai, dabar paimkim 7 paletės. Šitos bus. Nulaužiau dangtelį. Ai. Kaip naujas. Nu ką, persikrovėm. Persistatėm paletės. Važiuojam biškiuką, užsidarysim priekabą ir galėsim važiuoti toliau. Buvo tokia ta žuvies kelionė, pirmyn atgal. Ir kas įdomiausia, tas 7 paletės, kur pasikrovėm dabar, nuvešim į žuvyną, mes jas atiduosim, pasimsim kitą 7 paletės ir vešim į Oslą. Kažkaip taip. Ką, atvykome? Niekam nereik. Kokios grandinės. Ant kaklo užsikabint cepos. Nu va, o čia mano dvi rampos. Reikia prie vienos iš jų stot ir bandyti įkrautis. Čia viduj smarvė turėtų būti tokia legendinė. Bet nelabai yra iš ko rinktis. Kaip manot, bus atliekos išvirtusios ar ne? Nes tai blemba. Kelėlis buvo toks, o pritvirtinti nebuvo kaip. Jeigu bus išvirtusios, tai tada su kastuvu, ilgai ir nuobodžiai. Ką, tiesos akimirka? Atverkim. Apa. Užsidarykim. Nu ir ką? Ledas.
kaip pastatėm, taip ir tebėra. Ką gerai. Vadinas, daug varg nereikės, staigiai išsimesim ir galėsim važiuoti toliau. Nu, tik tiek, kablemba, čia tą kvapą reikės uostyti. O čia grandinių kiek pakrauta. Čia blemba laivam tos inkarus gamina matyti ar kažką panašaus, bet nes metalas kokia storė. Nu, žiauriai. Atrodo, ką? Gerai. Stumėm prie rampos. Gana čia nesąmonėm užsiiminėti. Darbai patys nepasidarys. Biomega. Good morning. God dag. I have delivery 5 containers. Okay. Sorry? At the backside of the blue. Yes. Okay, I'll be down. Okay, thank you. Nu va, ateis, eisim išsikrauti. Pažiūrėsim, čia pačiam reikės su kariuku važiuoti ar padės. Reikės dar priekabą biškį prasiplauti, čia sakė. Nes paskui važiuosim žuvies krautis. Tai reikėtų išvarę krautis. Hi. Hi. Okay, now Who are they from? from this one, Salmon Industry Wagon 1814. This one. 1814, okay. Yeah. So now how it's Take it in number 1, or just in front of the blue at that side. okay. Because we have run empty. Okay. We don't have anything inside. So Okay. directly in. Okay. Can you show me how I need to choose these ones? Okay. Glasses 1814. Next 1814. I can see the 17. Nope. one. No. Nope. Nope. We have hidden dose. Yeah. What else? It said it should have been 1814. I've seen it somewhere. Yeah. No. This is the big tankers. Oh. We have to use this one. Okay. Then we'll find it. Okay. 1814. Yes. Okay. And the numbers. How many containers? Yeah. Yep. 5. You have to use this one, and the zone just take 1A. 1A. Okay. This is Bergen Crown Cargo. Here we go. And you don't need that. Don't need it. No. Okay. Next time, it has to be clean, because if the hygienic people, if they have seen us and see you without the blue socks and something on your head, they kill you. Okay. Good to know. Then she comes, I'll kill you. So remember next time. Hat, shoes. I can take notes. I see you have something else. Yeah, there is fish. Just flush your. Are you taking empty one? Empty one? Oh, nope. Nope. Because next time, if you come with, let's say, it's full, you empty, you have to take this. Yeah. One, then you have to clean. Take it fast. You see, this one, when you use soap first, use only this. Because the soap, bubbles of the soap will be so heavy they fall to the ground. Because they do just the same good job in your lungs. So in normal, you should have had a mask and glasses. Like. Yeah. So here need adware. If this one starts leaking, it's a kind of black fluid, brown fluid. You get that on your fingers. You need to blend it with water 3,000 times before it's neutral. So it's
pH value of 13. It's almost the most basic. It's not acid, but the other Yeah. basic. You get burnt in a tenth of a second. Better I not use this. You have to use it because it's the only soap here. Yeah? But what comes out here should be okay. But you need something to protect you. Okay, so next time when Because if you take that black one, then there will just the aerosols so fine that just be floating around in the air and you breathe it in and you get it in the lungs. Use this one, this is how heavy it goes down. Okay, so now I should wash trailer a little bit. I would have used water to, Just the water, this one. yes. But not, Okay, and next time. I see it's running water out of it. And Yeah. Yeah. just empty it, close. So, but this is, you know, this one you got water around it. Here you got soap mixed in the water. So just be careful. It's Okay, so this one like this. yes. Don't need to use this. And Yeah. Now you get just clean water. yeah, just clean water. Yeah. Then we mix in the soap, and you'll get the same mixture there because they use the same engine. So Oh. Okay, so this one. if you have to clean in there, and someone else is emptying here, and just destroy the hose. Yeah. So you also have it here. And if you have to empty a bigger load, add some water here. And when you go use the forklift you're driving through, then all the dirt will be in the water here. Oh. I don't get it into the cooling room. Okay. Oh, Okay, that's all for now. Have a nice weekend. yeah, thank you for you too. Forklift there. Isn't it faster with that one? Yeah, but need the. No, I fix it. I have to get them in at once. Oh, okay. So only this. Perfect. I'll be waiting for you at the other end. All right. Okay. Jūs girdėjot kokios taisyklės čia? Kiek čia visokių bairių? Gerai, kad mes čia ilgai neužtruksim. Staigiai, tik tais išsimetam biškiuką, prasiplaunam su švariu vandenėliu ir viskas. Nereikės čia mums nei kelnuoti, nei dar kažko tais daryti. Tai va pliusas. Nes priešingų atveju būtų reikalų. Tai čia su batais, tai čia su kaukiam. Nu, kodėl tu nelendi? Dar geriau. Va, įlinda. Važiuoja. Ups. Vienas A. Nu ką, tai tik tiek. Keliam rampą. Ir dabar bandom apsiplaut priekabą. Biškelį.
Nu ką, viskas. Gerai bus. Leidžiam duris. Ir galėsim keliaut lauk. Nu ką, kaip atrodo? Kai glušas. Nusimkim tą kepurę. Metam lauk į varom iš čia greičiau. Nu į ką? Jau 12 valandų. 6 valandas duodos su tom va nesąmonėm tokiom. Po paletę pakrauk, iškrauk, dekrauk. Tai išsikruojam tas atlikas. Nereikėjo su forkliftu aukštai kilnoti. Staigi čia išmetėm. Ir viskas, tai liko paskutinė vieta. Važiuojam ten, iškrausim 7 paletės iškrausim, 7 paletės pakrausim atgal ir tada jau važiuosim atgal į bazę ir klausim, ką toliau? Pasikrauti, išsikrauti, desikrauti, žinau, kad ta priekaba važiuos į Oslą. Tai greičiausiai bus, kad reikės desikrauti. Bet ar bus parvežta mano žuvis jau į bazę, ar ne, dar nieks neaišku, nieko nežinau. Bet kokiu atveju, kol aš parvažiuosiu, da, 2-3 valandų praeis. Ką, nieko nelaukiam? Varom. Yra reikalų. Nu ką, dabar 7 paletės pasikraunam. Ir lekiam atgal, viskas bus.
pavargau, man. Yra ką veikti. Vieną paletę apie 800 kg. Ir sustatyk lygiai. Nu ir ką, pasikrovėm viską, išsikrovėm, pasikrovėm, skambinam valdžiai. Klaust, o valdžia, kas toliau? Okei, kur mūsų valdžia? O valdžia turim. Čia. Žiūrėsim, ką pasakos. Hello. Hi, Eric. Hi. I done with Sutra. You're done with Sutra? Okay, you got 7 pallets? Yes. Yes, perfect. Come to Åsane. Uh-huh. There is, then you're going to offload those 7 pallets. Uh-huh. And then you're going to load, let me see here, 2, 4, 6, 7, 8, 9 pallets. Uh-huh. And then put back those 7 that you have on and then down to the train. Okay. Okay. And then that's it for today. I will send you some pictures. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Nu į ką jūs galvojat? Išsikrausim 7, pasikrausim 9 ir tada atgal tas 7. Ir pajekali į traukinį. Dienelė, blemba. Tikrai, kad neišpasakyta. Kaip ir sakiau ryte, padirbėkim iki skausmo. Šiaip iš tikrųjų jau pavargau. Tokių dienų retai būna, bet kai būna, gali spjaudytis per visus galus. Nu bet, nenorėkim būti visi milijonieriai. Kažkam reikia sunkiai dirbti. O tas kažkas būnu aš. Iškilo maža problemėlė. Parvažiavau, išsikraut dabar. Nu, tų 7 palečių, ką kroviaus, jas reikia išsikraut, pasikraut kitas ir tada vėl grąžint tas pirmasias. Nu, tai vienu žodžiu. Atidariau duris, kad pristum prie rampos ir vienos paletės apatinė dėžė lūžusi ir paletė dabar, nu, tokia, vos laikos. Tai tikiuosi, paletės pačios perkraut nereiks, pabandysiu aš ją tiesiog biškiuką atitraukt, kad galėčiau kitas iškraut, perkraut. Kažkaip taip, nu, nežinau, ką kitaip padaryti, neįsivaizduoju, bet kažką reikia galvoti. Tai va, einam, bandysim kažką daryti. Nu ir žiūrėkit, ką mes čia turim. Pamenat, kišau šitos, kad paletė nejudėtų. Išspjovė lauk ir va, apatinė dėžė lūžo. Ajajai. Blemba. Ką daryt? Perkrauti aš tai tikrai nenoriu. Ta turiu tokią mintį. Man dabar reikėtų, o taip va, tas visas 7 paletės iškrauti ten į sandėlį. Jam parodysiu. Iškrauti kažkur čia. Va, tada pasikrauti šitas. O čia irgi yra 7 paletės. Reikia pakrauti šitas, tada grąžinti anas atgal į vietą ir dar šitas 2. Viskas. Ir tada priekaba važiuoja į traukinį. Tad aš manau, iškrausiu 6 paletės, lūžusią atitrauksiu prie priekabos galo
taip, kad negalėtų jinai nuvirsti. Sukrausiu šitas ir pristumsiu atgal sulūžusią. Kažkaip taip. Būsiu suchaltūrinės. Būsiu chaltūrinės. Bet jeigu aš perkrausiu, kokia tikimybė, kad nelūž ir kita apatinė dėžė? Nėra. Ką jums ryte sakiau? Pasimėgaut? Aš įtariu, kad mėgaujatės. Nu ir ką? Viskas. Pavyko. Čia užkišom. Lyg ir nejuda. Viskas okei. Liko dabar tik tais. Susirinkim tą šiukšlės. Liko tik tai porą tų mažyčių palečių įdėti. Šitas dvi. Ir ką? Ir važiuosim prie traukinio. Bus paskutinė kelionė su šita žuvim. Ir atsisveikinsim, išlydėsim. Dėsim į traukinį ir pirmyn į Oslą. O ten žuvies, kaip ir Dievo, keliai nežinomi. Nu į ką? Atvažiavom prie traukinio. Atiduosim priekabą ir viskas, ir bus ramu. Ir bus ramu, bus darbai baigti. Taks, mūsų aparatūra. Gerai, anglų kalbą renkamės. Gerai, drop off. Dabar reikia tai susirasti kodą mūsų referenso. Referensas 472 ir 779. Taip. Nieko nepasimsim. Gerai. Ap. Viskas dabar. Lieka tik tais atkabinti priekabą ir važiuoti namo. O priekabą mes galime atkabinti, kad ir čia, va. 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 Čia bus gerai. O, atvažiuoja mūsų traktorius. Vadinas, priekabą kelsim į dangų. Oi, gerai, einam atkabinėti.
Atkabinom, į traukinį įkėlėm. Viskas. Svarbiausiai viskas laimingai. Avarijų neturėjom, žuvis neišvirto, viską išsikrovėm, viską pasikrovėm. Nu ir kas dabar dar bus? Aš čia signalina, ar ne? Oi. Ne pas mane. Ne pas mane. Tai ką? Šiandien darbai baigti. Jeigu jau pažiūrėjot, paspauskit like. Užsiprenumeruokit kanalą, jeigu dar to nepadarėt. Jeigu jau padarėt, ačiū jum. Parašykite komentarus, kas jums patiko, kas galbūt nepatiko, galbūt ką norėtumėt pamatyti ateityje, o galbūt ko iš vis nenorėtumėt pamatyti. Na ką, o dabar su jumis jau atsisveikinu ir sakau jum ate.